Sveiki kaip ridikai, gyvi kaip tilvikai, Mėnulio radijo klausytojai. Šįkart pristatome jums tėčio parašytą pasaką apie 3 draugus. Toli, toli, už 9 jūrų, 9 marių ir 9 kalnų, dideliame miške gyveno 3 draugai – Zuikis, Lapė ir Meška. Vieną saulėtą dieną Zuikis ėjo takeliu ir sutiko Mešką. Labas, Meška, ar tu esi girdėjusi apie žemuogių pievelę? Ne, nesu, sako Meška. Meška, o tu esi kada nors išbėgusi už mūsų miško? Ne, nesu. Draugai atsisėdo ant kelmelio šalia takelio ir galvoja, kasgi galėtų žinoti, kur ta žemuogių pievelė. Galvojo ir staiga Meška sako: gal briedis žino, kur ta žemuogių pievelė, jis juk po visą mišką laksto. Ir iškeliavo draugai ieškoti briedžio. O briedis gyveno miško vidury, po didžiuoju ąžuolu. Nukuliniavo iki didžiojo ąžuolo ir rado draugai ten briedį besiilsintį pavėsyje. Zuikis puolė klausinėti: Briedi, ar tu kada nors buvai išbėgęs už mūsų miško? Taip, buvau, sako briedis. Briedi, o gal tu žinai, kur yra žemuogių pievelė? Taip, žinau. Ir briedis draugams nupasakojo, kaip nukeliauti iki žemuogių pievelės. Zuikis su Meška tuoj pat nuskodė pas Lapę ir papasakojo jai viską, ką jiems pasakojo briedis. Draugai pasitarė ir nusprendė, kad visi 3 keliaus ieškoti žemuogių pievelės. Bet briedis perspėjo, kad kelionė bus ilga ir geriau jau pasiimti valgyti. Tai Meška pasiėmė medaus, Zuikis morkų, o Lapė džiovintų grybų. Ir iškeliavo draugai takeliu, kurį jiems nurodė briedis. Takelis vingiavo per tamsųjį eglyną. Ir kuo giliau į mišką, tuo eglės didesnės buvo, o miškas vis tamsesnis. Draugai žygiavo per tą eglyną, kol takelis staiga išsiskyrė į 2 kelius, vienas į kairę, o kitas į dešinę. Briedis buvo sakęs, kad dienos pabaigoje draugai prieis upelį, prie kurio ras stovyklavietę. Bet apie 2 takelius nieko nesakė ir draugai nežinojo, į kurią pusę jiems pasukti. Tačiau geriau apsidairę, jie pamatė medį tupint voverę. Voverytė juk laksto medžių šakomis ir užbėgusi į pačią viršūnę galėtų pasižiūrėti, kurioje pusėje tas upelis. Draugai paprašė voverės paieškoti jiems upelio, bet voverės tos būta gudrios. Jie atšokavo ir klausė: o ką man skanaus duosite už tai, kad paieškočiau jums upelio? Meška pasiūlė medaus, bet voverė nemėgstanti medaus. Zuikis pasiūlė morką, bet voverė šiandien morkų nenorinti. Tada Lapė pasiūlė džiovintą grybą. Voverė pasičiupo tą grybą ir užsliuogė į pačią aukščiausią medžių viršūnę. Apsidairiusi parlėkė ir sako: jums reikia eiti į dešinę. Paėjo takeliu, draugai iš tiesų priėjo upelį ir rado prie jo stovyklavietę, visai kaip sakė briedis.
Užsikūrė laužą, kad būtų šilta ir šviesu, pavalgė ir atsigulė miegoti, nes buvo labai pavargę po visos dienos kelionės. O kitą rytą atsikėlė, papusryčiavo, perbrido tą upelį ir žygiavo savo toliau. Miške pamažu keitėsi medžiai. Didelės egles keitė beržai, todėl miške darėsi šviesiau. Eidami žvėrys surado augant grybų. Lapė juk atidavė vieną grybą voveriai, todėl labai apsidžiaugė ir prisirinko jų pilną skarą. Kuo toliau ėjo, tuo miškas šviesėjo ir galiausiai žvėris išėjo į pievelę. Zuikis dairėsi ir žiū, ogi žemuogės tikrai čia auga. Draugai puolė rinkti uogų, tik po minutėlės žiūri, meška liūdna sau sėdi. Meškos letenos didžiulės, o uogos juk mažytės. Tai zuikis su lape pririnko meškai pilną saujas uogų. Visi susėdo pievelėje ir skanavo žemuoges. Šią pasaką savo dukrytei Tomai sukūrė jos tėtis. Ačiū, kad dalijatės uogom ir pasakom. Iki.